Du vyresnieji Rasos vaikai su patėviu gyveno beveik 8 metus. Tai buvo pragaras, sunkiai rinkdami žodžius, sako jie. Žmogus, kuriuo jų mama tikėjo, griovė ir ardė jų santykius kasdien. Rasa vis tikėjosi, o vaikai vis labiau kentėjo. Tuos namuose vis buvo nervingi, nes kiekvieną savaitgalį būdavo pragaras. Tenai grįždavo tas patys vadinams. Jie labai tarpusą pykdavo, užkliūdavo mažylis brolis, kadangi aš įsikišdavau ir man kliūdavo. Na, manęs kažkaip bijodavo mušti. Jis geriau žodžiais. Kažten tokį ar anakį. Keldavo ranką prieš jūs? Būdavo. Rasa, kodėl kentėjote? Aš suprantu, kad nesinori tuoj pat pult, draskytis, ten bartis, skirtis, bet kai matėt, kad neišeina, kad jis nesikeičia. Aš galvoju, kas tą pasitaisys, gal supras, kad vaikai vis dėlto yra. Jo vaikai 4 yra. Bet ten iki to nedaėjo. Bet jis bent mylėjo tos vaikus? Bent rūpėjo jam? Rūpėti? Žinau, man dabar klausim, ar jam rūpėjo. Man atrodo, kad ne. Nes jis nėra prie sergančio vaiką priėjęs. Jis dažniausiai keldavo ranką prieš Augustiną. Labai Augustino nemylėjo baisiai. Visą laiką Augustinas būdavo toks, anoks, ten tą nepadaręs. Gan skrudeliuks vaikščiojo po to kiemą. Tai ant tų malkų daug irgi negalėdavo paništi. Tenai tų gyvulės neapeis. Visą laiką būdavo dažniausiai dėl Augustino konfliktai. Labai nepatiko Augustinas. Aš gal kaip ramesnė, gal mažiau kliūdavo, nieks nesimaišydavo, nueidavo į kambarį, žaisdavo dažniausiai. Arba namų darbus darydavo. Aš jam kiek sakau, Vytautai, tavo vaikystė sunkiai buvo. Tu nori, kad tavo vaikams tokia būtų. O kas, sako, mes dirbam, jie tegu dirba. Nu, palauk, sakom, užteks, dirba, sako, tie vaikai. Dirba, užtenk mergytė žaisliukus susidėt, užtenk Augustins ten nubėga kažko, šunį katiną pašė. Tai sako, nenori, kad tavo vaikas ir pinigus tavo uždirbtų. Vaikas. Arba nutylia, arba apsimaunu batus, išein pro duris, negrįžt visą dieną. Būdavo beprasmiška kalbėtis apie vaikus. Jis norėjo savo taisyklės. Vaikas tai turi būti vergas. Vaikų išlaikymas jūsų vienos buvo galvos skausmas? Jam, kam tų pinigų? Tu kiaulę turi, sako, karvę turi, parsiduok turėsi. Jis sako, galim viską parsiduot, ko valgysi. Tai, ką namuose užsiaugindavau, tai turėdavau. Kaip žema ir nevyriška yra nekęsti vaiko, nemėgti jo ar keršyti jam vadovaujantis tik pačiam savo, suaugusiam, suprantamais argumentais. Kaip menka yra savo stiprybę rodyti tik kumščiais prieš tuos, kurie silpnesni. Sunkiai sergantis sūnus nebuvo priežastis elgtis žmogiškiau. O kas įvyko ir kaip ten, kodėl tas peilis buvo į tave paleistas? Jie iš vakaro buvo susipykę. Gan stipriai. Rytą jis sėdėjo prie pečiaus. Toks kampas buvo virtuvinis ir sėdėjo ant to kampo. O mama prie virtuvinės spintelės šokavo man plaukus. Aš taip stovėjau šaunu. Taip profilį. Ir jisai, nežinau, aš neatkreipiau dėmesį, kaip jis ten tą peilį drėbė, bet maždaug buvo tiek. Kojas. Tas peilis toks gan didelis. Nu, tą dieną dar nuėjau į mokyklą, paskui grįžau iš mokyklos, pavakarys buvo tas pats triukšmas kiaurą dieną, taip pat ginčijos, pykos, baisiausiai trankės, lėkštės dužo, indai byrėjo. Nu, susidėjau daiktus. Ir atėjo močiutė su rogutė. Dėl ko jis pykdavo? Jis priekaištaudavo apskritai, kad jūs čia jam po kojom maišotės? Ar kad mama negera, ar kad maistas neskanus, ar kad namai negražus. Dėl ko jūs kildavo tiek į viršų, dėl ko jūs kabinėdavos prie jūsų? Mano manim dažniausiai kildavo dėl to, kad reikėdavo dirbti. Nes mama labai norėjo viską. Jie norėjo, kad viskas būtų sutvarkyti, kad viskas būtų tvarkoj. O jam tas nepatiko. Jie tenai, kai buvau nuvažiavęs pas jo mamą, tenai aš visai kitaip pamačiau, kad žmonės gyvena. Jie kažkaip atlaidžiau, jam taip nežiūri tos namus, jam svarbu gyvuliai. O jis nieko nežiūrėjo, jam nei tų gyvulių reikėjo nieko. Jam svarbu, kai jie buvo ir jis galėjo prieš kitus pasirodyti, kai jis va turi.
O mama buvo kaip ta vergė kok nors. Kad ten jam turi tvarkyti, valyti viską. Suvargus buvo visai iš viso. Esat mačius Rasą su mėlynėm? Esu. Skauda mamai širdį. Ai. Daugiau pradėjo važinėti Šiaulius, tai prasidėjo tie savaitgaliai. Bent 5 dienas per savaitę būdavo ramu. Mes susitvarkom, tipo įgyven. Grįžta penktadienį vakarą girtas, parveža kokie nors draugai, parsiveža ten butelį, susėda virtuvėje, užkanus papjaus ir mama turi šokinėti aplinkui tenai. Gal kam ko dar reikia, gal kam tu. Arba atvažiuoja jau kokie nors giminaičiai ir jinai turi jam ko nors įdėti. Manau, tai irgi yra iš namų nešimas. Kadangi mama nenorėdavo, mama sakydavo, kad reikia ir man, ir mano vaikam. Ir kildavo tas triukšmas. Tada būdavo ir aš, ir Augustinas. Jūs kalčiausi. Ja, nes mes ne jau vaikai. Man negalėdavo nieko pasakyti, nes ji norėjo gyventi, ji nesakydavo tam vaikui. O jis tą vaiką visko matęs vaiks. Įvalgyti neduodavo, sakydavo, tu suėti daug. Ką tu dirbi, tu niek nedirbi. Būdavo skaudu, kaip čia pasakyti. Vienu žodžiu, gyvenimą tai, kad tau atėjo ką nors dirbti, jis netaip dirba, jis netaip eina, jis užmygęs, jis prisikabins kiekvienam sykį prie to vaiką. Jis vietos neturėjo tas vaikas, bet jis tikriausiai mylėjo labai mamą ir lieka su mama. Augino tas mergaitės mamai padėjęs mergaitės auginti. Ilgėdavai savo tėčių, pagalvodavai, kad galėtų būti kaip nors kitaip, ar kad norėtum? Kažkaip ne. Nes kai nemačiau, tai... O pasvajodavai apie gražiai idilišką šeimą ir iš vis negalvodavai apie tai, neskauda? Iš tų namų Rasa išėjo kaip stovi, su savo vieninteliu brangiausiu turtu - 6 vaikais. Dabar praėjus metams vaikai daug drąsiau šypsosi, nebebijo įsijungti televizoriaus ar išeiti į lankomus būrelius. Mama gyvena dėl jų, o jie dėl mamos. O vat berniukas, tas vyresnėlis, nėra kada pasipasakojęs, kad nežinau, nemyli, nekenčia, kad bijo to patėvio ar kažkokiu tai, ar jisai taip užgniaužia ir eina, dirba, eina į mokyklėlę ir... Jis apie jį neišnek beveik. Ne apie tėvą, ne apie patėvį to. Apie tėvą jam gal yra sarmata, kai jis buvo tokiam pūstai, tiek žemai krita. Ir yra nusigėręs tikrai, o apie patėvį jis beveik nėra kalbos, beveik. Jis tik tiek pasako, ai, aš skaityti nemokėjau, daugybės lentelės nemokėjau, o per galvą gal. Što, bet sak, išmokau. Iš viso, mano nuomonė yra tokia, kad vyrai bijo prisimti atsakomybės už savo vaikus, už savo žmogų, kur gyveni šeimoje. Mano nuomonė tokia. Ir yra daug moterų tokių, kurios taip pat pasako, kad jie bijo atsakomybės. Ar vaikas susirga, kokia bėda namuose šeimoje, jie nusipurtai pabėga nuo to. Man atrodo, yra tingėjams dirbti. Man didžiausias dalykas yra tingėjams dirbti. Jeigu žmogus tingi, jam nieko nereikia, jis mato priekį tik tai bokalą alaus, anam daugiau nieko nereikia. Jam yra draugai, tuo momentu, kai mes sėdim prie stalo, jam nieko nereikia. Jis nebegalvoja apie namus, jis nebegalvoja nieko, nebegalvoja apie vaikelius. Aš tik tiek sakau. Jeigu aš noriu, aš visko turėsiu. Visko turėsiu. Bet jeigu aš nenoriu, aš galiu visko prašyti. Nepratus prašyti, nepratus guostis. Jeigu verkit, tai viena, kai nieks nemato. Taip. O tai buvo labai atai. Iš vis aš mažai beverkiu paskutinį. Išverkėt viską. Aš nebeturėjau iš ką beverkti.
nebeturėjau, nei iš ką. Aš kaip buvo, man buvo svarbi, kaip pasakyti, tuos momentus, ne apie save galvoju apie vaikus. Tik apie vaikus. Rasa buvo ir auka, buvo ir karys. Tik karo laimėti jai nepavyko, bet ji pasitraukė iškeltą galvą. Ji išgelbėjo save ir vaikus nuo smurto, patyčių, žeminimo. Dabar jie skaičiuoja, kiek liks duonai, bet ramus, be baimės, savo namuose ir skolingi vieni kitiems tik 4 metus ramybės ir meilės. Kokie Rasa šitie metai jau? Dabar, kai jau viena su savo vaikais, kai jau mama čia šalia, lengviau, šviesiau dabar gyvenime? Dabar ramybė. Nieks nebekiršiai, nieks nebedraska. Kaip pasakyti? Kaip galvojat, atkentėjot jau savo? Atkentėjau su kaupu.